Labas rytas! Tai aš esu Jonas Lekevičius, šiaip kuriu startuolius, darau visokias programas, šiuo metu dirbu prie daug dirbtinio intelekto sistemų ir dar laisvalaikiu su Luku Keraičiu mes leidžiame tą laidą 2 bitai, kurioje kiekvieną savaitę kalbame apie tai, kas naujausia nutinka technologijų pasaulyje. Tai jeigu jums tai įdomu, galite sekti. Šiandien norim papasakoti apie tai, kas nutiko dirbtinio intelekto pasaulyje ir pasaulyje su dirbtiniu intelektu per maždaug plius minus paskutinius 12 mėnesių. Išrinkau top 10 dalykų ir judėsime nuo 10 iki pačio svarbiausio 1, kiekvienam po minutę, tai judam pirmin. 10 vietoje, labai nuobodi tema, įstatymai. Europos Sąjungoje įsigaliojo dirbtinio intelekto aktas, kuris labiau draudžia negu kažką naujo įgalina. Ir to rezultatas yra, jog Europos Sąjungoje kai kurie dirbtinio intelekto produktai atsiranda vėliau, kai kurie iš viso neatsiranda, bet pliusas yra, jog mūsų duomenys yra gerokai geriau apsaugoti čia Lietuvoje ir matome, jog pasaulis pradeda mus kopijuoti. Kalifornija pradeda leisti dirbtinio intelekto reguliacijos, kurios yra panašios į tai, ką mes sugalvojame. Tai čia įstatymai. 9 vietoje. Tiems iš jūsų, kas kuria, turbūt įdomus klausimas yra, kas vyksta su autorinėmis teisėmis dirbtinio intelekto pasaulyje. Tai galima sakyti, didžiausias dalykas yra tai, jog šiaip nelabai kas ir vyksta. Bylos vis dar tęsiasi teismuose, bet tie patys teismai labiau linksta prie to, jog šiaip tai yra okei, plius minus treniruoti dirbtinį intelektą autorinių teisų saugomais duomenimis. Tikėtina, jog, taip sakant, teismai progreso nebandys stabdyti. Ir geriausia to iliustracija, tiesą sakant, yra, ką mes matome, kas nutiko su Udio ir Universal Music. Universal Music buvo padavę Udio, kuris yra muzikos kūrimo su dirbtiniu intelektu įrankis, į teismą, susitarė už teismo ribų ir dabar yra draugeliai ir leidžia vienas kitam naudotis turinį ir kurti muziką, kurti dirbtinį intelektą. Tokį patį sandorį sudarė ir Suno su Warner Music Group. Kitaip tariant, nebesipeša, o bendradarbiauja. 8 vietoje, tiesiog todėl, jog tai yra labiau pažadai negu realybė, bet visi labai garsiai kalba, yra humanoidai. Šiuo metu dirbtinis intelektas egzistuoja virtualioje erdvėje, jis dirba su failais ir visiems klausimas yra, tai kada jis jau išlips iš ekranų ir padės mums, nežinau, indus tvarkyti ir įvilkti patalynę. Tai čia labiausiai priekyje yra kinai. Ten yra žiauriai daug gamintojų ir jie taip konkuruoja, jog net buvo pernai humanoidų maratonas, kurie bandė nubėgti tą atstumą, kai kam sunkiai jau sekėsi. Vakaruose mes girdime pažadų iš daug kompanijų. Vienas X žada robotą Neo, kuris turėtų padėti mums tvarkytis namuose. Kompanija Figure irgi kuria robotą, kuris turėtų mums padėti. Tai man, aišku, didžiausias klausimas yra, kada įvilks patalynę. Čia sunkiausias dalykas. Ir nežinau, ar šitie pažadai išsipildys, bet visi kalba labai daug. 7 vietoje. Vasarą išėjo GPT-5. Ir aš nesakyčiau, kad, wow, išėjo naujas modelis, čia kažkokia super naujiena, bet įdomiausias dalykas apie GPT-5 yra tai, jog jisai visų pirma sutvarkė tą betvarkę, kuri buvo prieš tai, 4, O1, O3. Bet įdomiausias dalykas, jog GPT-5 pats nusprendžia, kiek laiko ir pastangų skirti jūsų atsakymui. Jeigu jis labai paprastas, atsakys greitai, jeigu sudėtingas, galvos, galbūt eis į internetą tikrinti faktus. Visai nebloga inovacija, bet visa tai taip pat yra susiję su tuo, jog ChatGPT ir OpenAI žiauriai galvoja apie tai, kaip būti pelningi ir šiemet jau turėtume pamatyti reklamas ChatGPT ir kitaip tariant, jeigu nemokėsi OpenAI pinigų, labai tikėtina, jog ChatGPT tiesiog galvos trumpiau ir netaip giliai. 6 vietoje. Google pagaliau išlipo iš buvimo paiekų objektų į kažką tikrai gero. Labai ilgai Gemini ir kiti Google produktai buvo labai juokingi. Buvo visokiausi memų apie tai, kaip nieko Gemini nesugeba atsakyti. Ir nuo tada, kada vėlgi po vasaros išėjo Gemini 3, jie jau yra labai geri, labai kokybiški. Analogiškai pagerėjo ir jų paieškos integracijos eksperimentai. Jeigu atsimenate prieš daugiau nei metus, jeigu paklaustavo į Google, jisai kartais tau rekomenduodavo įmaišyti klijų į picos sūrį, o geriau liptų prie pado. Dabar jau taip neveikia ir tiesą sakant, ta Google paieška darosi visai naudinga. O pačio Google modeliai yra tikrai dabar jau labai geri. Gemini 3 yra panašus į ChatGPT, Nano Banana Pro yra jų vaizdų generavimo įrankis.
įrankis, sakyčiau, geriausias pasaulyje, jeigu norite generuoti vaizdus. O jeigu norite pasižaisti su Gemini 3 technologija, labai siūlau išbandyti jų funkciją, kuri vadinasi Dynamic View, kur galite paprašyti Gemini suprogramuoti jums mokymosi įrankį. Bet kokį. Galite mokytis matematikos arba mokytis, jog, pavyzdžiui, jums suprogramuotų, nežinau, istorijos viktoriną kažkokią temą. Ir jis jums tą padarys. 5 vietoje, top 5. Turinio platformos darosi užtvindytos dirbtinio intelekto sugeneruojamų turinio. Ir čia, aišku, panašu turbūt apie tai, apie ką ir Agnė pasakojo. Keletas pavyzdžių. Dirbtinio intelekto muzikos kiekiai yra žiauriai dideli. Spotify ir panašios muzikos platformos per dieną gauna apie 50 000 naujų dirbtinės muzikos kūrinių. Vienas iš jų net beje buvo Billboard country muzikos tope pagal savo parsisiuntimus. Analogiškai daug turinio yra ir socialinėje medijoje. Tiesą sakant, ten dar daugiau. Jeigu dirbtinio intelekto muzika yra apie 0,5% perklausų, tai YouTube Shorts nuo 1/3 iki 1/5 viso srauto yra sugeneruoti dirbtinio intelekto video. Panašus skaičiai yra Instagramoje ir TikTok'e. Ir darosi žiauriai sunku atpažinti, kas yra žmogus, kas ne. Ir net atsiranda dirbtinio intelekto asmenybės, influenceriai. Nežinau, ar teko girdėti apie Mikel, kuri turi daugiau nei 2 milijonus sekėjų, surenka milijoninius reklamų pardavimo kontraktus ir ji neegzistuoja. Jos nėra. 4 vietoje, su tuo labai susiję, dirbtinio intelekto video generavimo pagerėjimas. Čia didžiausias šuolis yra Google VO3 modelis, kuris išėjo vasarą ir pristatė ilgesnius klipus, kuriems tu gali įnešti savo veikėjus, bet taip pat svarbiausia, tu galėjai generuoti kūrinius su garsu, ko iki šiol nebuvo galima. Sora 2 vėliau pristatė tai, jog tu gali nuskenuoti savo veidą ir pats būti visų generuojamų video veikėjų. To rezultatas yra, jog aš manau, dauguma žmonių jau yra už tos ribos, jog geba plika akimi be papildomų įrankių atpažinti, koks video yra tikras. Ir man geriausias pavyzdys yra, prieš kiek laiko čia dabar buvo paviešintas šitas video su netikru veikėju, tai yra YouTube kanalas turintis daugiau nei 100 000 sekėjų, šitas video turi virš 4 milijonų peržiūrų. Šitas dėdė neegzistuoja. Jis yra netikras, jis yra išgalvotas, jo visa istorija yra netikra, nuotraukos, kurias jis rodo, butas, kuriame jis yra netikras, bet tokie kanalai sugeba pritraukti milijonus peržiūrų ir to ir užtenka socialinėje medijoje. 3 vietoje patenkame į medalininkus. Aš sakyčiau, reikia paminėti pernai metų pradžioje išėjusi DeepSeeką. Jis nustebino dėl daug priežasčių. Visų pirma, tai buvo tiesiog kokybiškas dirbtinio intelekto modelis, kuris tuo metu buvo panašios kokybės, ką turėjo ChatGPT. Antras dalykas, kas visus nustebino, jis buvo atviras, nemokamas, bet kas jį galėjo parsisiųsti ir naudoti savo serveriuose ir daug kas tą padarė. Bet dalykas, kuris labiausiai visus nustebino ir kodėl mes apie tai kalbame, yra šalis, iš kurios tai išėjo. DeepSeek yra kinų kūrinys ir kurį laiką buvo neaišku, tai ar Kinija atsilieka labai smarkiai nuo vakarų ar ne. Ir su DeepSeek atėjo atsakymas, jog jeigu ir atsilieka, tai geriausio atveju keliais mėnesiais. Ir nuo to išėjo per visus likusius metus žiauriai daug atvirų kinų modelių, Qwen, visokiausių ten GLM ir taip toliau. Visi atviri, visus galima atvirai nemokamai naudoti. Ir Kinija tikrai akivaizdžiai rodo, jog jie nekiek neatsilieka nuo to, ką mes padarome Amerikoje ir Europoje. Su to beje susiję yra ir dilemos, o tai ką dabar dėl to daryti? Ar pavyzdžiui apriboti labai smarkiai lustų pardavimą Kinijai, kas buvo Bideno strategija, ar nauja Trumpo strategija leisti pardavinėti iš esmės neribotą kiekį lustų Kinijai ir tiesiog susirinkti daugiau pinigų į Amerikos biudžetą. Pažiūrėsim, kaip išeis. 2 vietoje. Žiauriai didelė tema, labai susijusi su tai, apie ką šnekėjo Silvestras. Aš manau, jog labai reikia daug šnekėti apie tai, kokį investicijų mastą pritraukia dirbtinis intelektas. Jis yra rekordus mušantis, yra sunku surasti analogų. Net jeigu tu sulygini pagal infliaciją su, pavyzdžiui, kosmoso lenktynėmis.
tai yra kartais didesnės investicijos. Investicijos yra tokios didelės į dirbtinį intelektą, jog pradeda trūkti cemento, pradeda trūkti elektrikų ir pradeda trūkti pačios elektros gamybos. Yra atgaivinamos senos atominės elektrinės, bet tai yra per lėta. Tam, jog greičiau gauti daugiau elektros energijos, statomos naujo metano turbinos. Tiesiog tam, jog kuo greičiau gauti reikiamų resursų. Ir investicijos yra tokio masto, jog 1/4 Amerikoje investicijos į dirbtinį intelektą aplenkė visų Amerikos vartotojų bendras vartojimo išlaidas. Tai yra nesuvokiamas mastas. Tai taip pat paveikia ir krūvą dalykų, kurie įeina į tą dirbtinio intelekto gamybą. Jeigu kažkas bandėte konstruotis kompiuterį paskutiniu metu, užuojauta jums, nes ramo kaina per paskutinius kelis mėnesius šoktelėjo beveik 3 kartus. Visą pagaminamą ramą, kompiuterio atmintį superka dirbtinio intelekto kompanijos. Ir su tuo taip pat susijęs klausimas yra, ar čia viskas yra burbulas, nes skamba burbuliškai. Labai daug kompanijų investuoja tokius didelius pinigus, trilijonai vaikšto tarp jų, jog šį pasaulio ekonomika pradeda stovėti ant šitos tezės, tai ar bus tas dirbtinis intelektas ar nebus. Nes jeigu nebus, tai bus labai blogai. Jeigu bus, irgi bus turbūt biškai blogai, bet, žinai, sunku pasakyti, kuris blogesnis. Na ir pirmoje vietoje, tai apie ką buvo žadėta, jog bus visi praeiti metai, tai yra dirbtinio intelekto agentai. Kas yra tie agentai? Galima sakyti, jog iki pernai metų dirbtinis intelektas buvo pokalbių robotas, su kuriuo galėjai šnekėtis, jis galbūt tau duoda kažkokius failus arba sugeneruotą kodą, bet jis nėra, jog labai tiesiogiai dirbo su visom sistemom. Pernai metais mes matėme žiauriai daug pastangų suteikti rankas ir čiuptuvus dirbtiniam intelektui, jog jis galėtų jungtis prie išorinių sistemų, dirbti su failais, kuriuos tu turi tavo kompiuteryje, padėti tau naršyti. Galite parsisiųsti OpenAI naršyklę Atlas, yra kitos naršyklės, Comet, Dia, kurioms gali duoti užduotį, pildyti formas, dirbti su tavo failais, nežinau, galbūt reguliuoti kainas jūsų skelbimuose, kuriuos įkėlėte. Ir atsiranda net protokolų. Pavyzdžiui, AP2 yra protokolas, kuris leidžia dirbtiniams intelektams tarpusavyje mokėti pinigus. Žodžiu, dirbtinis intelektas tikrai smarkiai pereina iš to, jog jis yra tiesiog pokalbių kažkoks asistentas, į tai, jog tu jam gali duoti ilgas, sudėtingas užduotis, ypač programavime, ten kosmosas, ir padaryti su juo labai labai daug. Kas bus kitais metais? Aš tikiuosi, jog humanoidų pažadai, kurie yra kol kas labai garsus, bent kažkas pavirs į produktus, kuriuos galima iš tiesų nusipirkti, pabandyti ir įvertinti, kiek tie pažadai yra tikrovė. Galbūt dirbtinis intelektas pradės lipti į naujus prietaisus, dar daugiau išpopuliarėjęs dirbtinio intelekto akiniai, autonominiai taksi, jų kiekiai labai smarkiai auga ir mes turbūt laukiame tokių pirmų išbandymų. Visi klausia, kada sprogs dirbtinio intelekto burbulas? Atrodo pavojingai. Jau dabar matėte turbūt gal, kas vyksta rinkose paskutinėmis savaitėmis ir žmonės pradeda abejoti, ar čia viskas iš tiesų taip gerai, kaip žadama ir kalbama. Aš labai tikiuosi, jog socialinė medija pradės rimčiau filtruoti dirbtinio intelekto turinį. Nežinau kaip jums, man yra žiauriai atsibodę matyti tiek daug netikro turinio ir aš noriu, jog nustotų YouTube'as kalbėti apie tai, jog generuokime šortus su dirbtiniu intelektu, nes mums to labai reikia. Ar bus serveriai kosmose? Atsakymas – ne. Tai bus įdomus metai. Gal po metų papasakosiu vėl. Ačiū Jums, galite sekti mane ir galite klausyti laidą. Ačiū Jonai. Ačiū labai.